Labas vakaras, mėly palangiškiai. Labas vakaras, mėly svečiai, tie, kurie galbūt žiūrite mūsų televizijos kanalą. Na ir baigėsi visi naujametiniai kalėdiniai šurmuliai. Turbūt daugelis ir pamiršome visas šventes. Palanga, kaip ir visi miestai, gyvena, galbūt, sakyčiau, žiemos gyvenimą. Galbūt Palanga yra šiek tiek skirtinga, todėl kad tai yra kurortas. Žiemą čia gyvenimas vis dėlto aprimsta. Todėl šioje laidoje mes bandysime pakalbėti apie gyvenimą Palangoje žiemą, kadangi dabar sausio vidurys, pats žiemos vidurys, kaip gyvena Palanga, mes šį vakarą ir padiskutuosime. Taigi studijoje yra Palangos moksleivių klubo direktorės pavaduotoja gerbiama Vanda Juodikienė. Labą vakarą. Ir turbūt didžiausios Palangoje kavinės ir populiariausios kavinės šeimininkė, kavinės Luiza šeimininkė Irena Staponienė. Labą vakarą. Na ir su gerbiamais svečiais, su gerbiamom poniom turbūt ir šnektelėsim. Pirmiausia, toks klausimas visiems bendras. Kaip Jūs manote, ar Palanga yra tikrai tikras kurortas žiemą, ar tai jau yra provincija? Kaip Jūs galvojate, ponia Irena? Vis tiek visgi jūra nedingo ir žiemą. Aš mąstau, kad irgi visgi yra kurortas. Privažiuoju, ir aš dirbu tokį darbą. Yra atvažiavusių labai nemažas kiekis žmonių, kurie pasilgsta ir Palangos, mūsų miesto. Jie mėgsta mūsų miestą, atvažiuoja. Reiškia, vis dėlto ir žiemos metu dar jaučiat, kad yra atvažiavusių poilsiauti, ne tik vasarą. Nebent aš tikrai jaučiu. Na, moksleivių klubas vis dėlto viena iš pagrindinių įstaigų, kuri organizuoja Palangoje renginius. Ir pakankamai daug renginių per visus mokslo metus, ar ne, turbūt sakyčiau. Kaip Jūs manot, reiškia, ar daug į tuos renginius ateina galbūt ir poilsiautojai, ar tik tai palangiškiai renkasi, pavyzdžiui, būna koncertai, ar pastebit tokį dalyką, reiškia, ar ateina poilsiautojai? Žinot, nesenai visiškai turėjom, kaip žinom, pasibaigė šventės ir turėjom 3 karalių šventę, tai buvo atsisveikinimo su eglute šventė vaikam. Ir kaip nekeista, sulaukėme eglučių deginimo metu ir svečių. O svečiai tie atvažiavę žmonės, atėjo su vaikučiais. Nešė eglutes deginti. Atsinešė šakelę, aišku, jie ten eglučių galbūt ir nepuošė, bet mes pašnekėjom prie laužų, pašnekėjom ir tėtis buvo su vaikiukais, ir mama, ir močiutė buvo. Tai buvo ne vietiniai žmonės atvažiavę ir išgirdo, kad vyksta toks renginys ir mielai atėjo. Renginys vyko prie Anapilio muzikinio klubo. O šiaip jau, pasakyčiau, aišku, žiemą nereik norėti, kad čia sugužėtų tų svečių daug, kadangi mes vis dėlto organizuojam pagrindę renginius moksleivijai daugumą. Aišku, vasarą, kada būna renginiai, kada jau būna sezonas, prieš prasidedant sezonui turim didelių, gal vėliau Jūs paklausit manęs renginių. Aš manau, šnekėsim, aš žinau, kad yra Baltijos bangelis, turbūt pats didžiausias, kur suvažiuoja visa Lietuva ir ne tik turbūt. Tačiau dabar yra žiema ir kol kas aš norėčiau, kad tiesiog padiskutuot apie tai, kaip mes gyvenam. Ir jeigu taip trumpai, aš suprantu, kad vis dėlto Jūs nesat linkę manyti, kad Palanga žiemą yra provincija uždara. Vis dėlto turbūt ne, aš kaip suprantu, ar ne? Vis dėlto atvažiuoja, reiškia, poilsiautojai, ateina ir į kavinės. Ir dabar, jeigu paimti, prieš 10 metų Jūsų, aišku, nedirbot, neturėjo tos kavinės, bet vis tiek verslė buvot. Kaip žmonės leidžia pinigus šiandien? Jeigu lygint prieš kokį 10 metų, ar mes turtingiau gyvenam? Seniau turbūt daugiau žmonės mėgo išleisti. Dabar, kad ateina palangiškiai, pavyzdžiui, jiems priklauso nuo vasaros, kiek jie uždirba vasarą. Tiek jie gali žiemą kažkaip disponuoti savo pinigais ir labai jau jaučiasi. Palangiškių pirkimas pas mane, pavyzdžiui, ir svečių atvykusių, kurie atvyksta, jie skaito, kad pas mus labai pigios kainos, gera muzika, interjeras ir jie pasišvaisto pinigais. O vietiniai, jie dažnai, kurie ateina, jie savaitę 2-3 kartus, jie žino pinigų tą normą, kiek jie gali išleisti, nes nori, kur Palangoje nueiti daugiau, taip jau čia centre, tik tai, Luiza, ir jie kažkaip tai, kad nesidėti namuose, kad tik prie televizoriaus, ten skaityti knygą, jie nori pasižmonėti.
Ir savaitėj ten apsilanko, aš matau savo klientus 2-3 kartus ir 4 kiti ir kiekvieną vakarą ateina. Nu, jie kažkur tai turi tą pinigų normą, kurią gali išleisti. Tai aš vis dėlto turbūt galėčiau pasakyti, kad, na, tikrai ši jūsų kavinė yra kaip ir kultūros kažkoks tai židinys savotiškas, nes vis dėlto renkasi visa Palanga, nenori šito, nes kažkodėl į kitas, aš nežinau kodėl, bet kame čia yra ta paslaptis, reiškia, kodėl būtent čia ateina. Nu ką, aš nežinau, žinokit, bet tie, kad didelė salė, susirenka labai daug žmonių, tiesiog net susitikimo vietos būna, čia Luizoje ateis, pamatys pažįstamą, susitiks draugą, galbūt net ir labai daug užsimesga draugysčių, taip kad nežinau, žinokit, aš tiesiog nežinau, kodėl. Gerai, dabar vėl bendras klausimas jums abiems, kaip jūs manot, ko Palangoje reikėtų? Ar kažko tai aš įsivaizduoju vis dėlto dar trūksta dėl tokio pilnaverčio galbūt poilsio? Ar esat kada nors susimąstę apie tai, ko reikėtų dar Palangoje ir ypatingai galbūt žiemą, nes vasara yra jūra, o žiemą, prie jūros galima nueiti, bet pasimaudyti negalima, pasideginti negalima. Reiškia, ko dar reikėtų Palangoje? Kaip jūs manot? Aš nežinau, gal koncertų mažai yra, čia jau kultūros darbuotojai, tai jie daugiau žino, aš manau, kad savo nuomonę galės pasakyti. Specialybę, jie daugiau turbūt numano, nežinau, Anapilis turbūt organizuoja jo kultūros centrą, žinot, kaip su tais renginiais, mes daugiau moksleiviai ir stengiamės, rodos, daryti. Galbūt gauna šitaip, kad kiti tie renginukai mūsų tokie gaunasi mažesniam rate. Mums netrodo, kad mes jau šiaip mažai darytumėm, o yra proginiai renginiai didžiuliai, kuriuos rengiam visuomeniai. Ir be mūsų koncertus ir renginius įvairius organizuoja kultūros centras, su kuriuo mes taip pat glaudžiai ir draugiškai bendradarbiaujam, viens kitam padedam, mums jie su aparatūra pagelbėja, mes kuom galim padedam. Gerai, bet sakykime, tie patys Trijų karalių ta šventė, kuri visai neseniai buvo, ar ne, po naujų metų, tai čia buvo skirta ne tik moksleiviams. Čia atėjo žmonių, aš mačiau tikrai ir pagyvenusių žmonių buvo daug salėje, Anapilį. Taip, kad tokios šventės matyti irgi yra reikalingos visuomenėje. Taip, žinot kaip, šiais metais buvo Trijų karalių šventė, kuri Anapilį vyko, dabar nepamenu tiksliai datos, bet buvo prieš mūsų tą renginėlį, mūsų kitą dieną vyko vaikam, bet mes mastom kitais metais, kad mes tiesiog apsijungsim su kultūros centru, kad iš karto padaryti, tikrai buvo labai daug žmonių jų šitoj šventėje, kad padaryti, sakykime, pirmą dalį galbūt mes padarysim su vaikučiais lauke. Sudeginame glutes, pašokam, pažaidžiam, pagėdam, ateina karaliai ir po to tą pačią dieną, o jau po pietų, kada jau tėveliai, seneliai gali ateiti, jau kiti nuo darbų atsilaisvina ir mes sugužėsim tada į Anapilio salę ir ten jau kultūros centro darbuotojai parodys koncertą. Tai bet būtų mūsų toks bendras ir vieną dieną renginys. O jeigu, gal jūs norėtumėte kažką? Aš nežinau, galėtų jo šitaip, pavyzdžiui, pas mane salė didelė. Ne tik Anapilį, ar ten. Man mintis tokia gimus supranti, buvo. Pavyzdžiui, aš Luiza... Tai dabar čia susitikę įsivaizduoju dar vieną klausimą. Kad galėtumėm išnaudoti, žinot, pas mus mes kalbėjom, ponė direktorė, su savo vadovėm. Ir yra Šokių Baltmiškienė, mūsų tokia puikia vadovė, kur turi kolektyvą. Tikrai galbūt kažkokias popietės. Mes iš tikrųjų neturim kur galbūt savęs realizuoti. Žinot, mes dirbam taip yra. Kiek mūsų tų būrelių ir studijų dirba pas mus vietoje moksleivių klube, kiek galima. Kiti dirba kolektyvai mokyklose, salėse. Bet tikrai mes galbūt sutarsim ir mes padarykim ar popietės kažkokias vaikam, jaunimui, galbūt. Labai gerai, kad tikrai... Pernai, ponė, prisimenat, kokių buvo tokių renginių. Mes Valentino dienai rengėm. Kokį šaunų renginį padarėm, tiesiog spontaniškai. Tai gal tiesiog atgaivinti ir padraugauti. Valentino diena artėja. Artėja, kažką. Gera mintis. Kažką tai, pavyzdžiui, gali ir šokyti, ir pramoginiai. Tegu kreipiasi, pavyzdžiui, susiorganizuoti. Pas mane laisva yra popietės, tiesiog aš mielu noriu priimčiau. Gerai, šaunu, reiškia, nebereikalo čia susirinkti. Bet ne tik tai kultūros centras, gali bet kas, bet kokie būreliai, bet kas, ir suaugę, ir seni, ir aš nežinau, buvau čia invalidų draugijai organizavo savo tokį kažkokį. Taip, ir mes galim ir su vaikais kartu popietės ir seneliam, tėveliam, su tėvais kartu. Tėveliam, močiutėm, počiam, jie nori, pavyzdžiui, 6, 5, 6 valandą, jiems labai būtų patogus, jie spėtų ir kažkokiam renginiui
renginy pabūti ir namo dar spėtų pareiti dar kažkur. Tai, Gerai, ačiū už kvietimą. Kviečiu visus palangiškius, kurie turi šitokių gerų idėjų. Aš už. Gerbama, aš irgi kultūros darbuotojas buvęs. Taip, būtent. Gerbama Irena, dabar taip, kaip ir sakėt, kaip buvusi kultūros darbuotoja, bet dabar kaip ir verslininkė, kiek jūs kolektyvų žinot Palangoje? Ar žinot kokių nors žymesnių kolektyvų, kurie koncertuoja, pasirodo miestiečiams? Aš nežinau, aš pati čia kai ką domėjausi ir siūlosi. Bočiasi, kažkokiais tai nuėjus, vasarą buvau nuėjus į kitus darbus, man tokius statybinius, kūrybinius savo gyvenimų būsto. Pradėsiu galvoti, nežinau, kažką tai mąstyti, jau ir skambinėja, ir žiūri, žinai, nežinau. Galvosim kažką tai Gerai, pagyvinti. Ką galima išskirti Palangoje, pavyzdžiui, iš kolektyvų, iš tų pačių galbūt moksleivių klubų, kurie yra? Iš mūsų moksleivių klubo. Tai šiais metais kažkaip ypatingai daug pastangų įdėjo, vėl aš nekėsiu apie šiuolaikinių šokių vadovę Baltmiškienę, kuri yra subūrusi aplamai per 100 vaikų, vien šokėjų. Tai yra. Ir jie važiavo į tokią laidą, galbūt girdėt per televiziją Mažųjų žvaigždžių valanda, ten, kur mažosios žvaigždutės dainuoja, šoka. Mūsų šokėjėlės dalyvavo šitoj laidoj ir buvo pakviesta į kalėdinį baigiamąjį koncertą. Važiavo į Vilnių, nusifilmavo ir dalyvavo laidoj, vežė šokį Pingvinai su mažiukais šokėjais. Tai mes labai galim šituo pasidžiaugti. Ten režisierė Irena Didžiulienė šitos laidos buvo labai patenkinta mūsų kolektyvų. Tai žiūrėkit, labai geros naujienos, reiškia, iš Palangos. Mes, reiškia, tiesiog Palangą šiuo atveju garsinam ir moksleivių klubas taip pat prisideda prie to pakankamai stipriai. Taip, ir ne vien tik, sakykime, išvykę mesgi darom ir didelius koncertus ir pačioj Palangoje, kad ir artėja kovo 11, kur yra moksleivių vien koncertas, kur tikrai ne vien mūsų moksleivių klubo pasirodo visos Palangos moksleivėje, visų mokyklų praktiškai. Galėtų tiesiog taip pat moksleiviai, pavyzdžiui, Bočiai, Mėguva, kažką tai tokio, padaryti šou, kažkokį tai bendrą, kartu ir bus, ir pavyzdžiui, kokį močiutį ten Bočiuose dalyvauja, ir pavyzdžiui, anukėlį, šok prapankinis šokas, kaip būtų šauniai, žinai. Idėjų yra daug, tikrai reikia kažką daryti. Aš, pavyzdžiui, dirbo galiu suteikti, jūs tik tai organizuokit, aš galiu patalpus, jums prašau. Taip, kada tai čia turim perspektyvą. Na, tai bendra išvada tokia, kad, kiek supratau, tikrai Palanga gyvena žiemą, nors jinai yra tikrai truputėlį tylesnė negu vasara, kas be ko, čia natūralu. Tačiau vyksta renginiai, dar kalbėsime apie moksleivių klubą. Tačiau, gerbama Irena, jūs, reiškia, tikrai dirbate iki išnaktų, iki 4 ir ten būna galbūt pakankamai triukšminga, ypač vėliau, kai daugiau galbūt padaugina kai kas. Kiek aš žinau, reiškia, žmonės būdavo galbūt anksčiau, kai kas ir nusivildavo, kadangi būdavo ir incidentų ir čia spaudoje mes skaitydavom. Kaip šiandien? Kokia situacija? Ar galim kažką žmonėm pasakyti? Aš mąstau, šiandieninė situacija yra 99% pliuso. Yra apsauginis, dirba apsauga. Dirba normalus žmonės. Ko anksčiau nebuvo? Ko anksčiau nebuvo, taip aš jau pati tvarkydavausi, bet dabar jau yra apsauga. Žmonės išsigainioja, kaip žemaitiškai sako, visus tuos iš Kretingos, kurie ten Vidmantų. Bet įsivaizduoti, atvažiuodavo iš Kretingos? Jo. Ir supranti, jie atvažiuodavo, kaip jie sakydavo, sukelti kipišą. Kažką taip, prieš ko prisikabinti. Dabar tikrai, jau mėnuo, daugiau virš mėnesių, absoliučiai tylų ramu. Ir liaudis pradėjo rinktis, nepilnamečius atsikratėm jos visus. Kaip ateina, du tokie jau pilnamečiai, atsivet 3 irgi tokius lygius, bet jie neturi tų metų. Dabar jau viskas normaliai, žmonės normaliai pradėjo vėl gimtadieniai, vėl vardadieniai, vėl normali liaudis šoka ir linksminasi iki ryto. Iki ryto. Na, jeigu vėl, čia diskusija šiek tiek galbūt kita tema, reiškia apie moksleivių klubą.
Galbūt reikėtų vėl prisimintas Baltijos bangelės. Jisai vyksta gegužės berods mėnesį, ar ne? Jo, gegužės vidury. Gegužės vidury. Reiškia, tai yra didžiulis renginys, kur tikrai Palanga sujuda, tiesiog suūžia ir tai dar ne vasara, bet ne sezonas, bet reiškia jūsų dėka į Palangą suvažiuoja ten šimtai moksleivių, turbūt ir tėvų gal. Ten yra per porą tūkstančių atvažiuoja. Per porą tūkstančių, taip, tai iš vis. Ir suvažiuoja praktiškai iš visos Respublikos, iš visų kampelių. Tai papasakokite, kaip šita idėja, kada jinai gimė pas jūs ir kodėl jinai yra tokia, kaip atsirado, ką reiškia tos Baltijos bangelės? Baltijos bangelės gimė jau prieš 10 metų. Ir jos gimė, aišku, mūsų Valdonė Juozapavičienė dirba pas mus, vadovė studijos, berniukų chorui vadovauja. Jai kažkaip jinai kaip muzikė gimė, jinai pradžioje pasikvietė į pirmąjį festivalį kelis, sakykime, chorai dalyvavo ir Palangos, ir keli atvykusių, o po to plėtėsi palaipsniui, kiekvienais metais didėjom, augom, esam vienais metais turėję net ir, sakykime, pavadinkim, tarptautinis iš Baltarusijos turėjom Pivniki berniukų chorą svečiuose. Ir augom, išaugom ir praeitais metais jau net į sceną leidom ir pasikvietėm mažiukus, iki mokyklinukus, darželių vaikučius dainuoti. Tai dar daugiau, aišku, pasipildė sceną mažaisiais dainininkais. Praktiškai mes su Baltijos bangelėm Palangoje atidarom sezoną, galim drąsiai sakyti, vasaros sezoną, kadangi ir atgyja pati vasaros koncertų salė. Taip, tiesiog jaučiasi, taip, jaučiu ir man Luiza pražįsta tautinės. Jo, mes pražygiuoja per miestą visada nuo kažkur tai, ar nuo Basanavičiaus gatvė iki jūros, ar nuo Vainiūno muzikos mokyklos per visą miestą, atsivežę būna mokyklos pavadinimus savo su plakatais, kažkokiais su balionais, vėliavėlėm, vienu žodžiu spalvingai. Ir tai yra didelis darbas vis dėlto sukviesti tiek tūkstančių vaikų, reikia juos apnakvydinti viską. Taip, ir rūpinamės irgi mes moksleivių klubas ir nakvynė, tada iš karto mums jau prieš gerą, sakykime, pusę mėnesio jau mes turim jau pradėti. Ir žinokit, dabar jau neužilgo mums prasidės, mes jau gaunam paraiškas, jau norintis, tas, jau mes žinom, kur kiek. O koks tikslas yra tos festivalio? Koks tikslas? Čia nėra nei kažkoks konkursas, tiesiog šventė vaikam. Parodyti vieni kitiems. Pasirodyti, padraugauti, pagaliau padainuoti. Žinokit, labai tikrai šaunu ir gražu yra pasiklausyti, kada užlipa šitiek vaikų, tiek tų choras jungtinis uždainuoja, tai tiesiog yra labai gražu. Tai kodėl sakau, nes visi turbūt palangiškai žino, kad prieš kiek čia metus gerus turbūt, ar ne, ar net daugiau sudegė mūsų gerbiamas mylimas visų Kurgauzas, kuriame buvo moksleivių klubas. Taip, ir tiesiog tikrai buvo pakankamai galbūt neblogai įsikūręs tas moksleivių klubas tose patalpose, tačiau visko neteko. Ir dabar kaip tas moksleivių klubas šiandien iš viso gyvena? Taip, tą progą noriu pasinaudoti, galbūt ir dabar pradėsiu truputėlį iš pradžių, kaip mes šiais metais kaip gyvenam, kiek mes subūrėm būrelių. Kaip jau žinom, teisingai mes sudegėm ir nieko, bet atsigavom, pasikėlėm iš pelenų. Ar jautėt kokią pagalbą iš savivaldybės? Jautėm, padėjo savivaldybė, gavom šiek tiek baldų pradžioj, po to kompiuterį gavom dar. Vienu žodžiu, po truputėlį atsigavom ir jau šiai dienai mes visai neblogai gyvenam. Šiemet esam reiškia, yra pas mus veikiančių studijų ir būrelių. Kur esat, pasakykit, žinoma? Vasario 16 gatvėje Vilties pagrindiniai mokyklai. Čia buvusi rusų ta vadinama. Taip, buvusi rusų mokykla, 4 vidurinė vadinama. Mes ten turim, reiškia, administraciją patalpą savo, direktorė ir pavaduotoja, kur būnam, direktorė gerbiama Rūta Gecienė. Ir turim dar 3 klases ir salę, kurią naudojasi šokėjai. Arba kokiam renginiui, jeigu reikia, mes pasinaudojam. Tai noriu pavardinti, kad mes šiemet įkūrėm studijų ir būrelių kokių 10. Tai yra šiuolaikinių šokių studija, į kurią įeina 4 šokėjų grupės pagal amžių, nuo mažiukų iki pačių vyriausių. Sportinių šokių studija, tautinių šokių ratelis, berniukų choras, folkloro studija, žurnalistų studija, jaunųjų eismo patrulių, ornitologų. Ir labai noriu pasidžiaugti, kad mes užimam daug berniukų šiais metais. Tai techninis komunikacijos būrelis, į kurį tikrai kasdieną sueina per 20 vaikų.
ir jie nesišlaisto gatvėm, jie sėdi prie kompiuterių, jie ten pažaidžia, jie susipažįsta su techninėm įvairiom naujovėm. Vienu žodžiu, užimtumas yra. Ir nuo sausio 6 dar turim 11 būrelį studiją muzikinių gebėjimų. Tai vaikai, kur dainuos. Na, o galėčiau ir trumpai pašnekėti, sakykime, apie, galbūt plačiau apie kiek, ne visai išsiplėsti, bet apie kiekvieną studijų ir būrelio tą veiklą. Kaip minėjau, šiuolaikinių studijų vadovauja Soneta Baltmiškienė, kuri skina laurus, dalyvauja įvairiuose konkursuose ir Norim kilti, ir Mažųjų žvaigždžių valanda, ir iš Šiaulius važiuos vasario 15 dieną Šiauliuose vyks vaikystės vaivorykštė, toks šokių šiuolaikinio konkursas, kaip festivalis, kur važiuoja irgi dalyvauti. Noriu paminėti merginas, kurias ruošė prie pučiamųjų orkestrų, turbūt visi matė ir gerbiami žiūrovai matė, kaip prie orkestro mūsų papuošė, tikrai orkestrą papuošė mūsų merginos. Tai būtent yra Sonetos Baltmiškienės ruoštos jau vyresniųjų klasių merginos, kurios dalyvauja Palangoje praktiškai visą vasarą, kai vyksta pučiamųjų orkestrų koncertai, jos žygiuoja. Na, toliau noriu pasidžiaugti, šiais metais turim folkloro studijos vadovę naują, Dianą Šaduikienę, tai Meguvos ansamblietė, kuri vaikus subūrė liaudės, atgaivino, sakykime, liaudės tą šokį ir žaidimą ir ratelius įvairius. Labai irgi su vaikais daug užsiima, vyksta pas liaudės meistrus, buvo pas gerbiamą Žulkų iš Medžio, reiškia, pasižiūrėjo įvairius dirbinius. Buvo Anapilio muzikiniam klube adventinė vakaronė kartu su Mėguva, kur mūsų irgi kolektyvas kartu labai graži vakaronė buvo dalyvavo. Tai va, noriu pasidžiaugti. Tautinių šokių ratelis vadovauja Janina Serapinienė, tai bočių ansamblių vadovė, o kapelos vadovas gerbiamas Rimas Tranauskas, kur mes irgi labai, aš noriu pasidžiaugti, kad mes tikrai, jie mums daug padeda ir mes rengiant renginius, ruošiant, talkinam viens kitam. Nes žmonės dažniausiai galbūt mato renginius ir neįsivaizduoja, galbūt nežino, kad čia ir moksleivių klubas yra prisidėjęs arba jis ir organizuoja. Jie džiaugiasi tais renginiais ir tiek. Taip, nes ir, kai būna, gal spaudoje pasiskelbiam, bet žinot, tos reklamos gal kiek ir trūksta visada. Taip, kits kitam taip prabėga pro akis. Berniukų chorą turim, noriu pasidžiaugti irgi, kur per 30 berniukų mažiukų, jau čia vadovė Valdonė Juozapavičienė, dirba jinai Gintarėlį su mūsų vaikais. Irgi važiuoja, dalyvauja įvairiuose renginiuose. Čia kiek mes taigi įrodėm turbūt žiūrovams, kad buvo. Taip, mes nesenai buvom prieš naujus metus buvom išvažiavę į Barstyčius, į globos namus vaikų. Ir vežėm, mes ten ne tik tai koncertą vežėm. Tai buvo mums toks kaip prieš Kalėdas, sakykime, tas, kaip sakyti, kaip ir generalinė repeticija, vaikai vežė koncertą, bet ne tik koncertą, bet ir labdarą vežėmės. Tai irgi noriu pasidžiaugti, tikrai buvo gražus renginys. Po to noriu paminėti dar jaunųjų eismo patrulių yra būrelis, kur glaudžiai bendraujam su policija kelių, kada ir ruošiam šviesaforo konkursus saugaus rato dviratininkų. Vaikai eina, daro reidus į gatvę, žiūri kaip mažesnė, aišku, čia kaip gatvė pereina, kaip kartu su vadovė. Keramikos būrelis, vaikai nusilipdo, pasidaro įvairių dirbinių, įvairiom progom ir mamom ir tėčiam. Čia aš galėčiau šnekėti, išsiplėsti labai daug, tiesiog. Tačiau esmė yra ta, kad, reiškia, moksleivių klubas dirba. Dirbam, yra užimta ir mes dirbam, taip, ir vaikai yra užimti pagal norus ir pagal pomėgius. Mes šiuo metu turim per 290 vaikų užimam. Čia pakankamai didelis kiekis, reiškia. Nu, aš sakyčiau, kad nemažai. Na, jeigu vėl grįžt prie gerbiamas Irenos Stapanienės, tai čia šnekėjo apie labdarą. Sakykit, kaip jūs žiūrite tą labdarą? Ar būna atveju gyvenime, kad aukojat kažkam kažkiek, kažkur tai? Nu, pavyzdžiui, ir šiandien, atėjus žmogus ateina, sušalė. Ką, valgyti jie neturi net kur gyventi, net nežinau, kur jie gyvena. Sriubos, ką nors,
Prisieina. Reiškia, Prisieina. dirbat gyvenant krikščioniškai. Krikščioniškai jau būna ir tokių, vat, pavyzdžiui, primedys labai daug prašo, vat, išeinu aš, kažkaip pinigų. Sakau, vat, moki skaityti, moku. Paskaityk, va, Luiza. Vat ateik, aš važiuoju. Iš paskos ateik, aš tau duosiu pavalgyti. Tai buvo, aš nežinau, iš kokių 50 žmonių vienas. Tik tais, nes jie nori pinigų, Jie paskui nori, nusipirka nežinau, kur dės šnapso juos, bet vat, iš 50 žmonių kokių, vat, tikrai buvo vienas, kuris vat, ten primedijus, suprantat, vat, skava, moki skaityti, moki. Tarp kitko įdomus faktas, kad kiek aš žinau ir iš spaudos televizijos girdim, kad tie, kurie prašo gatvėse pinigų, ten išmaldos, jie netgi užsidirba daugiau nei tie, kurie ten minimumą gauna dirbdami. Taip, aš mąstau, jie daugiau, jo. Paradoksas. Paradoksas būna toks, tiesiog palyginu, sakau, iš tiek žmonių, o vienas, tai atei, kuris labai nori. Gerai, o kaip jūs dabar, tiesiog galbūt klausimas toks abiems bendras apie tą, reiškia, išmaldos prašytojus, kaip jūs manot, ar Palangoje jų nėra per daug, ar jų galbūt iš vis mažai yra? Mes matom, prie bažnyčių stovi, kartais prie parduotuvės stovi. Mano nuomonė tokia yra, žinokit, kaip lengviau yra duoti negu prašyti. Bet kaip manot, ar daug tokių išmaldos prašytojų Palangoje? Kaip? Koks vaizdas, ar negadina to vaizdo Palangos? Jie turbūt, stovi tas aklas žmogus tikrai, jisai iš Klaipėdos, man atrodo, ir vaikų daug turi. Aš mąstau, kai... Iš Klaipėdos atvažiavęs čia? Jisai ten prie senos daržovinės stovi, jisai aklas ir žmogus. Aš visada, kada einu, gal 3 kartus per dieną visada jam ten duodu. Nes iš tikrųjų, jisai, man atrodo, jisai labai didelį šeimą turi, jam sunku išlaikyti. Prie bažnyčios, ten močiutė stovi, ten, man atrodo, jos kažkaip tai kažkur kitur deda tos pinigus, ten joms gal neaktualu būtų. O čia prie medijos. Irgi, stovi žmogus, o šalia laukia kitas. Tai aš kaip suprantu, jūs turbūt žinot geriausiai, aš kaip suprantu, tos taškus, kur stovi išmaldos prašytojai, ar ne? Taip, aš skaitau. Prie medijos, prie bažnyčios ir kur ten teka prie žavinis. Prie tos daržovinės buvo skaitan ir dabar mėsos Tai parduotuvė. čia 3 pagrindiniai taškai. Ką aš žinau, tuos tie taškai, man prie daržovinės šitas aklas žmogus iš tikrųjų, man jo gaila. Man jo tikrai gaila asmeniškai. Aš visada jam. O tiems, prie medijų, sakau, žinai, moki skaityti, ateik duosi pavalgyti. O kaip tamstai pačiai? Yra tekę duoti išmaldos, ar kaip žiūrite tai, ar per daug pas mus Palangoje tų prašytojų yra? Nesakyčiau, kad taip jau labai per daug, nežinau, bendrai. Ponia Irena gal daugiau migruoja, sakykime, po Palangą reikia ten kažko atsivežti, nuvežti, mano toks darbas labiau vietoj būti, bet... Irgi apie tą žmogų šnekant, kur prie žuvinės, tai yra tikrai irgi, kai turiu, tai ir duodu, žinot. Man jo gaila, tikrai. O prie bažnyčios tos mūsų palangiškės bobutės, aišku, ten negali sakyti, bet esu pastebėjus kažkada, kad tikrai, kad kažkur susirenka matomai draugų, jos kažkur taip, kitur. Ir tas svarbiausiai, kažkur tai kaime gyvena, jos galėtų ir daržą pasisodinti, ir kažką tai užsiauginti, jom neapsimoka. Jos geriau pasėdi, o kam ravėti, kam ten susilenkus vargti. Jos pastovi. Čia man nuomonė, aš nežinau, žinokit, tik tai man nuomonė. Bet labai gražiai pasakėt, kad vis dėlto geriau turbūt yra duoti, negu prašyti. Tai aš džiaugiuosi, kad aš galiu duoti kažkam, negu kad taip ir tiems, ir prie bažnyčių duoda, ir prie tos medijų, žinau, kada jau kaip pagal nuotaiką visada nepraeinu, jau taip esu prisiekus, kad man sektus verslas, man žmonės atneš pinigų, aš kitiems... Bumerangų grįžta. Taip, kažkaip tai aš uždirbu, kitiems duodu kažkaip tai šitą variantą. Dabar žiūrėk, kad gegužės 1 mes įstosim į Europos Sąjungą. Aš dažnai turbūt jau primenu, išnekėdamas laiduose apie tai, kadangi įvairiose gyvenimo srityse Europos Sąjunga vis dėlto įsilies į įvairias gyvenimo sritis. Reiškia, mes pajausim šitą. Kaip jūs manot irgi, ar jūsų verslė kas nors pasikeis? Gal atvažiuos daugiau europiečių, ar kainos pakils ten, ar kažkas apskritai, kaip jūs žiūrite tą dalyką? Nežinau, daug atvažiuoju, lietuvių, kurie buvę užsienyje. Jie sako, kad bus blogiau. Sako, kad bus blogiau. Jie sako, kad bus blogiau, nežinau, žinok, jie kažkaip tai bus labai didelis, reiškia, labai bus neturtingų žmonių ir kurie jau bus labai turtingi. Bet ar dabar nepanašiai yra? Dabar dar, aš nežinau, turbūt irgi yra, bet jau kažkaip tai, kad eurą įves, šneka, kad būtų tik tai sunkiau mums gyventi. Gerai, o jūs nepakelsit kainas, pavyzdžiui, asmeniškai? Ne, aš nežinau, jeigu bus, o dabar litas, tai reiškia, turbūt euras bus, aš nežinau, tik tai, kad jeigu euras bus vienas prie vieno, tai būtų tas pats. Ne, kainų nepakelsiu, nes aš visgi užkampį esu, nepasinačias gatvį.
man reikia laviruoti, aš turiu laviruoti. O šiaip verslė, nežinau, tie reikalavimai dabar pagal Europos tas standartus ir higienos griežtesni, nežinau, kaip čia reiks išsirtuliuoti. Patalpų mano yra, dar aš galiu ten susitvarkyti viską, bet kur mažas kravinukis. Pagal tuos dabartinius, po to aš buvau Kretingoj neseniai, atsidaro ten mano, advokatas dukra atsidaro, kavinė. Oi, ten viskas yra nepasiekėm ten, aš nežinau, kas galima, pavyzdžiui, ten tą visus įrengimus, ten visus tos stelažus susiveš, čia milijoninis sumus. Pagal jinai jau atsidaro, pagal šiuolaikinius tos standartus. Bet ir kainos tikriausiai bus jau europinis. Kas žinai, kaip yra, pagal piniginę, vis tiek visgi aparatūrą gali susistatyti, jeigu jinai neveiks, nekeps, nevirs. Bus minusinė. Tą patį klausimą norėčiau, kad atsakytų mūsų gerbiami pavaduotojai. Moksleivių klubo. Kaip manot, Europos Sąjunga pakeis ką nors mūsų gyvenimą? Tiesiog nežinau, gal pagyvensim, pamatysim. Sunku pasakyti dabar kažką. Kurie grįžta, jie aiškina, reiškia, Vokietijoje. Verslas gal kitaip. Kad, reiškia, ten jau tiems eurą įvedėjams jau nepatogus variantas. Pažiūrėsim. Žinot, kultūra ir aš sakysiu, kad man atrodo, mums ar litas, ar euras vis tiek mes ir šoksim, ir dainuosim. Bet tai gal daugiau bus glaudesnių ryšių su užsieniečiais, su europiečiais šiuo atveju? Tikėkim tik be abejo, kad ir jaunimui bus gal lengvesnis kelias išvykti, kažkur išvažiuoti, bendrauti galbūt, ar atvažiuoti, išvažiuoti. Ko gero. Išvažiuoti dabar, jie išvažiuoja, bet vis tiek grįžta atgal, tiek tik... Jeigu su Rusija atidarytų, užsieniečiai, jie, pažiūrėjau, vokiečių pas mane ir ką jie, mineralinį geria ir jie dietus laikosi. Naudos nėra. Iš jos naudos nėra. Pažiūrėjau, metai buvo, iš Rusijos buvo žmonės visai kita prekyba, jie turtingi yra. Naujieji rusai, bet ne visi jie ten turtingi. Visokių amžių buvo, bet aš skaitau, kad jie reikėtų labiau į tą buvusi sąjunga. O tai gerai, jeigu taip trumpai apibūdint, ar tikrai sunku būti verslininku šiandien, Palangoje? Šiandien? Verslininkui iš tikrųjų sunku. Žiūrėkit laikraštį, užpuola ir sunku. Tiesiog sunku dabar, sunku ir tie reikalavimai ir tie visi, ir prekyba sunkokai sekasi. Viskas priklauso nuo žmonių piniginių. Mes esam, kaip ateina žmogus, nusiperka arbatos, man atnešiau 10 centų. Viskas priklauso nuo to, kaip gyvena mano žmonės miestų. Kokie žmonių piniginiai. Jeigu piniginiai yra, kaip sako, jau papilnėjus, jie leidžia savo kažkokį šventį pasidaryti. Na, žmonės, aš manau, paskui išvažiuos į užsienį, užsidirbs pinigų, parsiveš ir visi gyvens geriau, ko gero, šitaip gali būti. Gali būti. Vis tiek namuose geriau. Taigi, ko gero, aš manau, kad jau laidos laikas eina į pabaigą ir mes kiek apšnekėjom, išsiaiškinom tai, kad Palangoj, kad ir žiemos metu vis dėlto gyvenimas vyksta, kad ir lėtesnis ir, nėra jis toks baisiai labai jau kaimiškas tas miestas, ar ne? Ne, aš mąstau taip, vasar Palangiškiai, jie neturi laikų pramogom, jie visi dirba. O dabar, prašau, ir moksleivių klubas, ir pas mane kavinė iššoka. Aš sakau, kad judėjimas vyksta, gyvenimas toks pulsas vyksta. Pasilgsta, labai daug atvažiuoja iš kitų miestų, iš Vilniaus. Pasilgsta, jie Palangos, jie pasilgsta. Taip. O moksleivių klubas irgi, kiek aš žinau, turi daug darbų dar ir tos Baltijos bangelės laukia prieš akį ir dar įvairūs renginiai. Ir aš noriu dar į priekį truputėlį vėl užbėgti. Galbūt nepaminėjau aš dar mūsų visų, čia jūsų laidoje ir netilpo to laiko apie mūsų visus vadovus, nes yra daug puikiai dirbančių žmonių. O šiemet dar planuojam, bangelis, aišku, tas didžiausias renginys kovo 11 koncertas artėja, užgavėnis. Ir norim padaryti šiemet mes šiuolaikinių šokio tokį irgi festivalį, kaip yra dainų bangelis. Nežinom, kaip mums išeis, kaip mums gausis. Čia jau nauja tokį reiškia. Naują renginį, gegužės irgi pabaigoje turbūt po šito, galbūt net po Baltijos bangelių kitą savaitgalį padaryti tą šokių šventę gražią. Ar ne per daug renginys parengė? Ką darysi? Artėja vasaros atostogos, birželio praktiškai su pirma mes užbaigėm mokslo metus, vaikučiai išeina atostogauti, pasilieka tik tai kaip merginų
šokių grupė, kuri dar pagelbėja pučiamajam orkestrui, pašoka kartu. O praktiškai šiaip mūsų darbas su Birželio 1, tokį turimą ataskaitinį renginį, visi kolektyvai pasirodo ir mes užbaigiam savo mokslo metus. Na, aš manau, kad vis dėlto laidos laikas tikrai eina į pabaigą ir visiškai paskutinis klausimas visiems abiems mūsų dalyviams. Jūsų palinkėjimai mūsų žiūrovams. Ką jūs pasakytumėte? Palangiškiam, ką pasakyti? Sėkmės, laimės, artėja sezonas. Kad ruoštis. Kad ruoštis sezonui. Geros vasaros, turtingų metų. Na, o aš norėčiau palinkėti santarvės jūsų šeimose, ramybės ir pakviesčiau būtinai, kurie vaikučiai pas mus dalyvauja, lanko mūsų būrelius ir studijas, tėveliai, seneliai, visada, kai mes rengiam renginius, koncertus, labai kviesčiau kartu ateiti. Na, o aš, gerbiamiems žiūrovams, vis dėlto dėkoju už dėmesį, jeigu žiūrėjote mūsų laidą nuo pradžios iki galo. Dėkui, kad buvote su mumis. Tai buvo pirmoji laida po naujųjų metų. Aš manau, kad dar bus ne viena tokia laida, Mano miestas. Kalbėsimės galbūt kitom temom, galbūt rimtesnėm temom. Ir kągi, iki kito susitikimo.